XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios lietuvių tautinis atgimimas nebūtų pavykęs be pasiaukojusių tautos labui asmenybių. Istorija išsaugojo kai kurių asmenų darbus, bet beveik nepaliko žinių apie juos pačius. Ir jeigu ne rankraštinis palikimas, turbūt beveik nieko nežinotume apie pedagogę, tautosakininkę, spaudos darbuotoją Jadvygą Juškytę, kuri per daug nesigarsindama, o siekdama idealo Lietuvos nepriklausomybės atliko daug darbų, likdama didžiųjų vardų šešėlyje. Manykime, kad tokia situacija iš dalies lėmė apskritai požiūris į moteris ir rankraštinį egodokumentikos paveldą, iš kurio galime atkurti tikruosius moterų paveikslus. Dabar jau suteikiama vis didesnė reikšmė tiems žmonių ryšiams, privačiam gyvenimui, privatiems susitikimams. Tai ir lemia tą tokį didesnį susidomėjimą tuo archyviniu palikimu, kuris susijęs su to laikotarpio, mano galvoje, yra tas XIX pabaiga, XX amžiaus pradžia moterimis. Kaip beje, štai ir mūsų knygoje tas publikuojamas Aldonos Didžiulytės Kazanavičienės atsiminimų toks tekstas gabalai kolegės mano Birutės Avižinienės atrinkti, kurie atskleistų tą moters ankstyvą įbrendimą šeimoje, jos lavinimosi galimybės ir panašiai. Tai irgi jis yra seniai gulėjęs, tas rankraštis jis yra didžiulis ir jisai, dabar štai yra tarsi atrastas iš naujo ir įgauna tokios svarbos. Ir kodėl jis, tarkime, tas rankraštis įgauna svarbos? Dėl to, kad yra kontekstas, visos knygos kontekstas, kuriame straipsniuose kaip tik yra analizuojama, kaip moterys ateina į viešąjį gyvenimą, kaip tos ankstyvosios patirtys šeimoje, lavinantis, veikia tas moteris, kaip jos formavosi. Tai, kaip pasakyti, aš matyčiau tokią abipusę sąveiką, kad tie šaltiniai viena vertus leidžia mums performuluoti tuos klausimus, kuriuos mes keliam literatūros istorijoje, kita vertus kiti klausimai atveria tarsi duris į tuos archyvus, kurie iki šiol tarsi buvo mažiau žinomi, bet pirmiausia turbūt ir mažiau įdomus. Įdomu tai, kad istorinėje atmintyje jau įtvirtintas rašytojas Žemaitė, Gabrielė Petkevičaitė bitę tyrinėjantis mokslininkai daug naujos informacijos apie jų gyvenimą aptinka skaitydami dar visuomeniai nepažintos jų bendramintės ir bendražygės Jadvygos Juškytės atsiminimus, laiškus gulinčius archyvuose. Atversdami šios šaltinius tyrėjai fiksuoja Jadvygą Juškytę bene visuose svarbiausiuose XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios lietuvių tautinio atgimimo veiklose. Prieš gerą dešimtmetį mes žinojom tik vardą. Jadvyga Juškytė, žinojom įvedus keletą knygelių mums išmesdavo sistema, kad tai yra parašyta arba išversta Jadvygos Juškytės, bet apie pačią asmenybę plačiau informacijos lyg ir nebuvo. Pradėjus gilintis, paaiškėjo, kad Jadvyga Juškytė įtraukta į Biržiškos Lietuvos rašytojų kalendorių. Jadvyga Juškytė figūruoja kaip pedagogikos istorijoje kaip mokytoja. Jadvyga Juškytė žinoma kaip teatro pradininkė, vaidinusi pirmajame lietuviškame spektaklyje Amerika pirtyje. Žvelgiant į politinę veiklą, mes ją matome didžiajame Vilniaus Seime. Skaitydami tiek nelegalią lietuvišką spaudą, susidurėme su jos redaguotais, verstais arba parašytais straipsniais, įvairiom korespondencijom. Bet spaudos draudimo laiku ji pasirašinėdavo J raidelę, JJ, N raidelę ir tik vėliau pradėjo pasirašinėti širšę, tai tas publikacijas, kurios pasirašyto širšę, mes galim lengviau atsekti. Spaudos draudimo laikotarpiu jos pačios užrašytame sąraše yra maždaug 30 publikacijų. Kai buvo daroma retrospektyvinė spaudos bibliografija, ten užfiksuojama šiek tiek mažiau, nes neįmanoma identifikuoti, kas, štai ir čia, JJ. Kas pas tuos slapyvardžius slepiasi, kuris tiksliai autorius yra. Ir tik iš kitų šaltinių galima kai ką patikslinti. Išlikusiuose Jadvygos Juškytės atsiminimuose rašoma, kad su knygnešiste ir uždraustomis knygomis ji susipažino dar vaikystėje tėvų namuose. Pati Jadvyga buvo lavinama namuose, kuriuose turėta daug knygų įvairiomis kalbomis. Nors ir nelietuvių, jos motina buvo pakankamai išsilavinusi. Likęs apie 300 jos perskaitytų knygų sąrašas liudija įvairiapusius interesus, platų akiratį. Ir pačiai Jadvygai išmokus lietuvių kalbos subrendo poreikis mokyti kitus.
Kadangi Jadvygos Juškytės mama buvo našlaitė, ji augo pas senelį iš motinos pusės, tai ta dvarų kultūra, vos išsimokslinimas, išsilavinimas atėjo turbūt labai natūraliai. Jadvygai Juškytei teko augti, bręsti spaudos draudimo metais, oficialios mokyklos ji nelankė, tačiau buvo gavusi labai puikų namų išsilavinimą. Kaip matėme, išlikęs ir mamos skaitytų 300 knygų sąrašas, kur tiek grožinė literatūra, tiek mokslinė. Taip pat turėjo išsilavinusius pusbrolius, kurie parvykdami iš universitetų supažindindavo su mokslo naujovėmis. Ir Jadvyga Juškytė gilinosi į lietuvių kalbos žinias. Jeigu mama turėjo išmokti lietuvių kalbą, tai Jadvyga Juškytė jau namuose bendravo būtent lietuvių kalbą, tačiau gramatikos žinias tikslinosi ir tobulinosi. Bendravo su Vincu Kudirka. Vincas Kudirka atsiuntė gramatikos pagrindų sąsiuvinuką, kurį persirašė. Taip pat su Kazimieru Jauniumi persirašė iš pusbrolio Felicijono Juškevičiaus Kazimiero Jauniaus paskaitas ir mokėsi tokiu būdu lietuviškos kalbos gramatikos. Ir kuomet su Jadvyga Juškyte susipažino Povilas Višinskis, Petras Avižonis, jie buvo nustebę, kad žmogus nebaigęs formalių mokslų mokėtų šitaip gerai lietuvių kalbą. Siekiant išsivaduoti iš carinės priespaudos reikėjo paruošti bent kelias kartas išsaugojusias kalbą, kultūrą, papročius, siekusias išsilavinimo mokslo. Kalbant apie moterų dalyvavimą tautinėme atgimime, galima pastebėti, kad pirmosios moteris, pradėjusios ir galėjusios dalyvauti visuomeninėje veikloje, buvo būtent bajoraitės. Viena priežasčių jų materialinė ir socialinė padėtis leido atitrūkti nuo kasdienių reikalų, skirti daugiau dėmesio ne tik namų, bet ir platesniai erdvei. Tautinis atgimimas suteikė moterims naujų galimybių ir Jadvyga tuo pasinaudojo, rinkdamasi savo gyvenimo kelią. Jadvygai Juškytei kaip žmogui kilusiam iš bajoriškos aplinkos, iš dvarininkiškos aplinkos buvo lengviau, nes ji turėjo tą labai gerą neformalų išsilavinimą, ji labai puikiai suprato mokslo vertę, taip pat turėjo tas galimybės. Vis dėlto, kada žmogui reikia rūpintis visai žemiškais dalykais, tada dvasiniams dalykams skirti laiko sunkiau. O moteris, bajoraitės, dvarininkaitės, jos tuo ir pasižymėjo, kad dažniausiai būdavo mecenatės, priklausydavo labdaros, šalpos draugijoms, nes per jas galėdavo išreikšti save, jos turėjo tam finansus, turėjo tam galimybės. Ir Jadvyga Juškytė turėjo, kaip pavadinti, geresnį startą negu kitos. Pačioje 20-ojo amžiaus pradžioje, dar tebesitęsiant spaudos draudimui, rašytojas, spaudos darbuotojas Povilas Višinskis subūrė lietuvių rašytojus ir jiems prijaučiančius žmonės į vadinamą Višinskio akademiją. Joje dalyvavo šiandien žinomos moteris rašytojos, taip pat bandžiusios jomis tapti: Žemaitė, Šatrijos ragana, Lazdynų pelėda, Petkevičaitė Bitė, Vanda Didžiulytė, Jadvyga Juškytė. Iš gausios jų tarpusavio korespondencijos matyti, kaip buvo sutiktas vienas ar kitas kūrinys, kaip buvo skatinama rašyti ne tik Žemaitė, bet ir Juškytė. Atsiskleidžia įdomus dalykas, kad vienu metu Juškytės apsakymai ir vaizdeliai ėjo vienoje gretoje su Šatrijos raganos, Lazdynų pelėdos kūriniais, o kai kada jie buvo netgi labiau vertinami. Juškytė buvo pristatoma kaip didaktinės prozos vaikams atstovė, pabrėžta, kad jos kūriniai pasižymėjo sklandžia ir taisyklinga kalba. Na, į tą mūsų kultūros lauką ateina moterys, kurios yra bajoriškos kilmės, nes jos turėjo galimybę visos lavintis namuose, kai kurios iš jų galėjo siekti ir didesnio mokslo, tarkime, kaip Bitė, jinai mokėsi, dabar galvoju, Mintaujos gimnazijoje, reikėtų pasitikslinti. Tai Bitė iš tų moterų to laikotarpio tarsi turėjo tokius didesnius išsilavinimo pagrindus, paskui vėliau, tarkime, ir Šatrijos ragana. Jos irgi studijos tokios nebaigtos yra studijos, bet tarsi turėjo šios dvi moterys ir tokias didesnės lavinimosi galimybės, jeigu, tarkim, lygintume su Žemaitė arba su seserimis Lazdynų kurios pasirašinėjo slapyvardžiu Lazdynų pelėda. Tai yra bajoriškos kilmės moterys, kurios,
galbūt ir iš aplinkos sulaukia tokio didesnio palaikymo ateiti į tą kultūrą, į literatūrą. Kita vertus, tarkime, ir Solveiga Daugirdaitė yra berods rašiusi ir net ne viename tekste, kad tas tuštokas mūsų kultūros, literatūros laukas lėmė, kad nebuvo, tarsi sakytume, tokios didelės atrankos daromos, kad praktiškai kiekviena moteris, kuri pabandė rašyti, jinai atrado savo vietą tam kultūros, literatūros lauke. Jadvyga Juškytė daug prisidėjo prie lietuvių kalbos įtvirtinimo, bendradarbiaudama naujai užgimstančioje spaudoje. Rašė naujienas, rengė raštus, redagavo. Bene ankstyviausioji Juškytės pažintis su tautiniu atgimimu pirmasis lietuviškas laikraštis Aušra, atgabentas vieno iš bendradarbių, Jono Šliūpo. Pati Jadvyga Juškytė dar anksčiau yra nurodžiusi, kad pirmiau susipažino su Aušra. Aušrą į jų namus atvežė pats Jonas Šliūpas, su kuriuo tėvai bendravo, ir Jono Šliūpo giminaitis kunigas buvo netoli, todėl su Jonu Šliūpu ir su Aušra Jadvyga Juškytė buvo pažįstama tiesiogiai. Jadvyga Juškytė persirašinėjo užrašus iš Aušros, ypač eilėraščius, vėliau panaudojo juos leidžiant dainų daineles, vaikų skaitimėlius, tuos pirmuosius spausdintus tekstus, o Varpo bendradarbė jau ir kaip rašytoja, ir kaip redaktorė vėliau susipažino su Tumu Vaižgantu ir rašė naujienoms publikacijas. Tuo metu inteligentai atkreipė dėmesį, kad katalikų bažnyčia galėtų pasitarnauti lietuvybei, perspausdinant senasias maldaknyges be barbarizmų ir svetimybių. Dėl lietuvių kalbos mokėjimo bei tikslo padėti mokytis kitiems, Juškytė parengė originalią taisyklingą kalbą spausdintą maldaknygę. Ši maldaknygė atsirado ne tiek dėl religinių, kiek dėl tautinių paskatų. Pati nebūdama labai angažuota religiniai srityje, kaip pabrėžė, daugiau dėl lietuvių kalbos mokėjimo ir dėl to, kad maldaknygės buvo labai senos ir labai netaisyklinga kalba rašytos, inteligentai sumanė parašyti maldaknygę. Ta maldaknygė buvo parašyta, biblioteka kaip tik turi maldaknygės rankraštį, dalį rankraščio, ir 1905 ir ta maldaknygė buvo išleista, aprobuota ir kuris metais? 1906 dideliu tiražu buvo išleista Sveika Marija maldų knyga, tam, kad lietuviai galėtų melstis taisyklinga kalba, mokytųsi ir tokiu būdu per bažnyčią. Jadvyga Juškytė dažnai vadinama tautosakininkė. Tautosakos svarbą ir reikšmę tautiškumo ugdymui gražiai nusakė daktaras Jonas Basanavičius. Jo įkurtoji Lietuvių mokslo draugija tautosakos rinkimą ir išsaugojimą laikė vienu svarbiausių savo uždavinių, kuris nebūtų pavykęs be tinkamų darbininkų. Jadvyga Juškytė su Žemaitės dukra Prane užrašė keletą pasakų Pernaravoje. Vėliau Juškytė siuntė tautosaką Basanavičiui, Lietuvių mokslo draugijai. Dar vėliau 20-ojo amžiaus 3-ame dešimtmetyje Vaižgantui. Rankraščių fonduose fiksuojami Juškytės rinktos tautosakinės medžiagos fragmentai. Kaip daktaras Jonas Basanavičius pasakė, kad tautosaka tai yra būtent tas mūsų tautos pagrindas, čia slypi tautos išmintis ir lobynas, ir labai svarbu ne tik užrašyti, bet ir užfiksuoti, kada, kaip užrašyta, kad tuos duomenis, kur vėliau tyrėjai galėtų žinoti, kad tai yra ne šiaip atsisėdo ir užrašė, bet turi būti labai tiksliai fiksuojama. Ir Jadvyga Juškytė laikėsi šių nurodymų ir jos užfiksuota medžiaga saugoma įvairiose institucijose. Viena iš jų yra Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka, taip pat rinkiniai yra saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir tikrai yra Vilniaus universiteto bibliotekoje. Rinko pačią įvairiausią tautosaką, tiek mįsles, tiek dainas, taip pat užrašinėjo ir žodžius, gydymus, burtus, pati įvairiausia tautosaka ir jos yra išlikę daug, taip pat įvairiose institucijose. Ir taip pat jau išspausdintuose šiuo metu tautosakos rinkiniuose tiek Jono Basanavičiaus, tiek kitų galima rasti, pažiūrėjus išnašas, kad tai yra būtent iš Jadvygos Juškytės.
Jadvyga Juškytė įėjo ir į Lietuvos pedagogikos istoriją ne tik kaip ilgametė mokytoja, bet ir kaip vadovėlių autorė. 1905 metais išleistas Juškytės parengtas vadovėlis Vaikų skaitimėliai laikomas ne tik pradinėms klasėms skirta mokymo priemonė, bet ir vienu pirmųjų lietuviškų geografijos vadovėlių. Mokytojos pareigų Juškytė atsisakė tik galutinai pašlijus sveikatai, tuomet ėmėsi kitų darbų, tapo praėjusių dienų istorijos liudytoja. Apie tai užsiminama ir jos pačios atsiminimuose. Šis 107 lapų rankraštis saugomas Vrublevskių bibliotekos fonduose, bene plačiausiai ir išsamiausiai pristatantis svarbiausius Juškytės darbus. Jadvygos Juškytės atsiminimus užfiksavo kraštotyrininkė Marijona Čilvinaitė tuo metu, kai 36-7 metai, kai Jadvyga Juškytė jau yra paralyžiuota ir jai sunku būtų pačiai užrašyti savo atsiminimus. Atsiminimai yra fiksuoti ne vieną dieną, rankraštis yra virš 100 puslapių, užrašyti Marijonos Čilvinaitės. Šie atsiminimai pirmiausia buvo pristatyti bibliotekininkų draugijos susirinkime, skaitytas pranešimas, taip pat išspausdinti spaudoje Mūsų senovėje, būtent 38 metais. Štai Mūsų senovėje, bet čia išleista tik labai nedidelė dalis, apie 10 puslapių. Taip pat Jadvygos Juškytės užrašyti atsiminimai apie Vincą Kudirką buvo išspausdinti tik tai berods 1999 metais leidinyje skirtame Vincui Kudirkai. Atsiminimuose labai įdomiai atsiskleidžia tiek pati Juškytės asmenybė, tiek jos gyvenimas, tiek pačių apylinkių praeitis, nes Pernarava labai sena gyvenvietė. Šiuose atsiminimuose Jadvyga pateikė žinių, kiek žino, kas rašė, kas tyrinėjo, kokie padavimai. Jos atsiminimuose susipina tarsi praeitis ir dabartis, nes tarpukariu Pernarava buvo gyvenvietė, turėjo savivaldą, Juškytė pati prisidėjo kuriant savivaldą, taip pat mokytojavo. Ir Pernarava buvo labai senas kraštas, todėl Juškytei rūpėjo patikslinti, kas apie tai rašyta, kad netyrinėta, nes jos tėvas buvo prižadėjęs, kad niekam be leidimo neleis tyrinėti, ir tik tai, kai buvo gautas leidimas tyrinėti Pernaravos apylinkės, archeologas Kšivickis tik atvažiavo ir labai greit išvyko tirti kitur, ir šitos apylinkės nebuvo tirtos. O apylinkėse radinių rasdavo menančių įvairius senus laikus. XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje inteligentės moters vaizdinys buvo formuojamas keliant pirmiausia socialinius uždavinius. Turime nedaug moterų tekstų, kuriuose būtų svarstomas inteligentijos pašaukimo klausimas, diskusijos, kaip suderinti savo visuomeninės veiklas ir asmeninį gyvenimą siekiant politinių tikslų. Dažniausiai tokiomis mintimis moteris galėjo dalintis asmeniniuose pokalbiuose, dienoraščiuose, laiškuose, palaipsniui iš privataus gyvenimo aktualius klausimus keliant į viešumą. Pirmas, sakytume, toks didysis politinis įvykis susijęs pirmiausia, aišku, su moterų istorija, tai 1907 metais įvykęs tas pirmasis Lietuvos moterų suvažiavimas. Tai manau, kad tai buvo toks politinis, tam tikra prasme, pareiškimas, kad mes galime kaip moterys susiburti. Aišku, kuriamos organizacijos. Gabrielė Petkevičaitė Bitė su Jadvyga Juškytė yra jau iki tol įsteigusios Žiburėlio draugiją, tai irgi galime laikyti tam tikrą prasme ir politinė, ir visuomeninė veikla. Tai kaip pasakyti, aš manau, kad dalį jų tas politinis aktyvumas buvo savaime suprantamas kaip dalis jų šiaip apsitai bet kokios kultūrinės ar literatūrinės veiklos. Nereikėjo kažkokių ten didelių slenkščių joms peržengti. Tuo tarpu, tarkim, Šatrijos ragana, manau, kad jinai niekad nebuvo labai besidominti to politinė veikla, bet tarkime, vėlgi jos ryškus pėdsakas toj pedagogikoje, lietuviškoje mokyklos istorijoje. Tai jeigu mes laikytume mokyklą, švietimą taip pat tam tikro politinio veikimo būdų, tai galėtume sakyti, kad tai irgi tam tikrą prasme jinai irgi prisidėjo prie tam tikrų svarbių visuomeninio gyvenimo reformų.
Jadvyga Juškytė – plačių pažiūrų asmenybė, suderinusi savyje rašytojos, tautosakos rinkėjos, publicistės, vertėjos, vadovėlių autorės, pedagogės talentus, dirbusi tą darbą, kuriuo visuomeniai labiausiai trūko, nesureikšmindama savo veiklos ir pasirinkimų, kaip moteriai netradicinių tiems laikams, pati Jadvyga mažai skiria dėmesio asmeniniams išgyvenimams savo atsiminimuose. Labai nedaug apie save, tiesiog net apie jos ligas galim nuspėti tik iš užuominų. Pavyzdžiui, laiške rašo apie rimtus dalykus, dalykiniai laiškai ir lyg tarp kitų užsimena. Dėl ligos raštas pasidarė labai negražus. Arba, kad norėčiau sužinoti, kodėl užlaikoma mano pensija, kuri ir taip yra maža. Labai nedaug asmeniškumų yra jos laiškuose, bet tas būdinga daugumai to meto žmonių. Galbūt rašytojų laiškai yra labai emocionalūs, tokie atviresni, o kadangi ji buvo, kaip pati sakė, iš bėdos rašytoja, nors rašė neblogus tekstus, tą pažymi, bet asmeniniai tekstai nėra jausmingi, taip pasakykime, dalykiški. Nudirbusi didžiosius darbus, Jadvyga Juškytė tyliai nuėjo į užmarštį. Išskirtinės buvo nebent laidotuvės. Nepaisant pasikeitusių politinių aplinkybių, atiduodant pagarbą iškiliai asmenybei ir jos nuveiktiems darbams, Juškytė 1948 metais palaidota Pernaravoje su šaulės uniforma. Kaip kažkada Vaižgantas yra pasakęs, geriausias atminimas rašytojui jo raštų paskelbimas. Gausus Juškytės rankraštinis palikimas dar laukia publikavimo, o pati autorė, kaip sako tyrėjai, tikrai verta monografijos ir gilesnio pažinimo platesniuose visuomenės sluoksniuose. Rašančių apie pedagogikos istoriją, apie vadovėlius, tai vaikų skaitimėliai yra tyriami ir sulaukia dėmesio. Taip pat sulaukia dėmesio jos teatriniai veiklai skirti vertimai, nes lietuviško teatro ištakos. Ir manau, kad kažkas turėtų apjungti visose tose skirtingose institucijose išsibarsčiusi paveldą ir kažką padaryti prieinamo, nes paveldas yra išbarstytas ne tik čia Vilniuje, bet taip pat yra ir Kaune, Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, taip pat pagal randamas užuominas tikrai turi ir Šiauliai, ir Panevėžio bibliotekos. Ir esmė yra tokia, kad tikrai ne viskas, kaip žmonėm atrodo, taigi viskas nuskaitmeninta, vos ne viską galima rasti. Tiesiog ne viskas aprašyta taip, kad mes galėtume vieno mygtuko paspaudimu rasti. Nes dažnai kažkokia informacija yra tarp kitų, šalia kitų. Ir tai buvo, kadangi bibliotekos komplektuotos irgi atsižvelgiant į laikmetį, tai kitą kartą vietos atradimams tikrai dar yra, nes manau, kad ne vienoje institucijoje irgi dar galima rasti medžiagos, tuo labiau, kad tiek gyveno ilgą amžių, tiek buvo susijusių su labai daug asmenybių. Matom bibliotekoje ir Janulaitis, ir Volteris, ir Jablonskis, ir Didžiulienė, ir Žemaitė, tai tikrai taip pat Višinskis, juk tas susirašinėjimų laukas labai platus, tai gali būti korespondencijos.